Ir sako, tu tvarkos maniakė pasivadinai todėl, kad tau labai patinka tvarkytis. Ir visą laiką pirmas sakinys būna tas, o, tu labai mėgsti tvarkytis ir tai yra visai ne apie tai. Tai Pasiklausiau ir tu būtum bomžas. Jo, nu, kad tu nebūtum bomžas, nu tai va aš atėjau į tavo gyvenimą, kad čia kokia logika astrologijos yra, kad aš ir partneris mes ir turim būti priešingi, bet mes balansą atsukuriam. Ir aš galiu nepasidažinti blakstieną, žinai, bet tualetą aš išvalysiu. Tai tiesiog gyvybiškai svarbu, nes tai yra taip skanu ir taip savo, tas komfortas, kad jis tiesiog, nu taip, aišku, kad aš jį renkuosi, žinai. Vandenio kiti žmonės kartais nesupranta, sako, kas jam yra, žinai, bendram, jis dingo, nebesako žinutės, nebesusitinka, po pusės metų atsiranda lyg niekur nieko, labas, žinai. Taip. O aš būna kažkur vėluoju vien todėl, kad man yra svarbu suplauti puodelius. Sveiki, tai su jumis aš Raimonda, astrologė. Šiandien svečiuose turiu Giedrę Bagdonienę. Giedrę šiaip iš tikrųjų apibūdinti man šiek tiek sudėtinga, nes irgi daug kom tu užsiemi ir grupinė moterų mentorystėm, ir kvepavimais, ir Rankos visą temą. Jo, tai gal tiesiog gali šiek tiek papasakoti, kad žiūrovui būtų aiškiau, kas tu esi, o paskui aš panalizuosiu tavo astrologinį žemėlapį, čia tas skanioji dalis. Taip, kas aš labiausiai laukiu. Man turbūt dabar labiausiai patinka save pristatyti, kad aš esu Giedrė, kad esu Bagdonienė, kad esu 2 vaikų mama, esu žmona, esu moteris, kuri tiesiog kuriu gyvenimą kiek įmanoma labiau sąmoningiau ir to siekiu savo kasdienybėje. O mano veiklos tai yra toks kaip bandymas save pateikti savo stipriausias savybės, duotybės, savo talentus ir pasidalinti tuo su kitais. Tai taip, mano dabar pagrindinės veiklos ir fokusas yra į grupinę moterų mentorystę ir aš tiesiog negaliu to nedaryti, vis buriu ir kviečiu naujas mano tokias grupės. Ir šalia yra sąmoningo kvėpavimo praktika, kuri man irgi labai tiesiog papildo tą mano matyti vidinį dvasinį pasaulį ir kurią aš irgi noriu dalintis. Ir yra ta tvarkos tema tokia, kur tu mane užvadinai šitam mūsų susitikime ir priminėjai tą mano tvarkos maniakiškumą ir tada, žinai, iki mūsų susitikimo aš irgi buvau apie tai, kaip čia viskas prasidėjo, bandžiau prisiminti tą tokią istoriją. Aha, galėsi papasakoti? Taip, iš kur čia aš tą tvarkos maniakė ir kodėl vis dar jau tiek metų mane seka tas mano toksai lyg slapyvardis, lyg mano tokia pravardė. Tai tam, kad įsivažiuoti daugiau tavo gyvenimo istoriją, aš pradėsiu nuo astrologijos. Tai mes, kai pradedame analizuoti žmogaus žemėlapį, būna tokie kertiniai 3 taškai, kaip pavyzdžiui, astrologai susipažįsta viens su kitu, sako, koks tavo didysis trejetas. Tai tas didysis trejetas yra Saulės padėtis, Mėnulio padėtis ir ascendentas, dar toks vadinamas. Tai Saulė, jinai pas mus reprezentuoja mūsų ego, mūsų kūrybinę energiją, mūsų saviraišką, mūsų vidinis stuburas ir Saulė, jinai astrologijai parodo, kas mums patinka, ne, kur mes, kokioje gyvenimo sferoje, pavyzdžiui, mes galime šviesti, ne, dalintis savo tą šviesą. Tai tu esi vandenis. Kaip ir aš. Čia toks įdomus momentas, nes pas mus net 3 padėtės astrologiniam žemėlapį sutampa, bet vis tiek mes skirtingos. Tai va paskui prieisim, kur tie skirtumai pas mus yra. Tai vandenis visi žino, kad tai yra žmogus, kuris labai mėgsta laisvę, nepriklausomybę, nekenčia visokių suvaržymų, nelabai nori prisitaikyti prie kažkokių senų normų, standartų. Maištininkas, taip. Ir atrodo keista, nes aš kaip tave pirmą kartą pamačiau socialinėje erdvėje, tai to vandeniškos tos prigimties, ne, tokia kaip tik labai struktūruota, tokia Ir paskui prieinam prie tavo Mėnulio. O Mėnulis jau reprezentuoja mūsų pasąmonę. Čia yra mūsų tokios buitinės reakcijos, kaip mes adaptuojamės, kaip mes reaguojam, irgi mūsų komforto zona ir čia daugiau mūsų emocinis lygmuo, jeigu Saulė tai yra sąmoningumas, kaip mes sąmoningai kažką priimam sprendimus, o Mėnulis jau ko mes kartais ne visai iki galo suprantam ir ne iki galo kontroliuojam, tiesiog išeina kažkaip savaime. Mėnulis labai žemiškas. Jis yra jautė, kaip ir pas mane beje. Labas, draugė. Labas, draugė. Dėl to mes vaibinam, nes mes vieną kitą suprantam, nes tas emocinis ryšys pas mus yra. Ir Mėnulis jautė, jis labai mėgsta komfortą, labai mėgsta stabilumą, saugumą, ypatingai santykiuose labai svarbu tokiom ir moteriam, ir vyram lygiai taip pat jaustis, kad aš esu saugi, kad manim pasirūpinta, ne, kad man nereikia ten stresuoti, galvoti, kaip čia dabar uždirbti ar ten kažką padaryti, norisi, kad, tiesiog
Žinoma, tai nereiškia, kad tos moteris nenori dirbti ir savęs išlaikyti, bet čia tiesiog, kad aš pasitikiu savo partnerę, ne savo aplinką, kad aš galiu būti saugi. Šitą labai norisi kažkaip tau irgi atliepti, iš tikrųjų, ir manau, kad mums visiems reikėtų žinoti, va tai ką tu sakai, žinai, tuos pagrindinius bent jau, tos 3 bent jau, ir va, pavyzdžiui, tai ką sakai, tai man irgi buvo daugybę metų nežinoma, kad man tai yra svarbu, arba nepripažinta, nepamatyti. Ir tada, man atrodo, aš per tave pirmą kartą ir išgirdau, kad vis dėlto šita pusė, tokia nematoma, lyg šešėlinė mėnulio pusė, jinai yra mano pamatas, mano pagrindas, ant kurio aš stoviu. Ir jeigu aš to saugumo nejausčiau, jeigu jo nebūtų, aš nežinau, kaip kitos mano tada sritis arba savybės arba mano veikla, ar jinai iš vis galėtų kurtis ir aš galėčiau skleistis, jeigu to pagrindų tokio nebūtų, žinai. Taip. Tai, ir mėnulis jisai, ką žmogui duoda, tas toksai kūniškas komfortas, tai vadinasi skaniai pavalgiusi, patogiai atsisėsti, nedrabužis, kad ten nespaustų, nevežtų, kad būtų medžiagos tokios natūralios, švelnios, patogios. Pati buitis irgi komfortas. Nu, net kelionėse, pavyzdžiui, tokios moteris nesirinks, nežinau, ekstremalaus žygio arba palapinėse, kur nors ten visiškai laukiniai gamtoj. Jinai galėtų ten būti, bet, tada sąlygos kažkaip ten, pavyzdžiui, palapinė labai patogi šilta, žinai, kad ten neperšalė rūbai. Hamakas, kur gali. Hamakas, jo. Visi šitie dalykai, kas tokiais materialiais, kūniškais dalykais, mėnulį jauti iš tikrųjų labai svarbu. Ir kartais tas mėnulis jauti, nežinau, kitų žmonių aplinkoje jaučias biškai kaip išpindės, nes, man tai reikia, kad būtų ir šilta, ne, ir patogu, ir komfortiška. Kažkam zin. Kažkas ten gali pakentėti ir ten, žinai, kaip tik užveda tas ekstremalumas, o mėnulį jauti, ne, tai aš atsimenu, mes irgi su mano vyru, kai būdom kompanijose, kažkur tai su draugais kažką, aš tokia biškai atrodydavau, kad, kaip išpindėjus kažkokia, čia, žinai, šitai tas netinka, bet, mano poreikis tiesiog. Ir tai taip yra natūralu, žinai, va, iš tikrųjų, ką tu sakai, nes tai tiesiog atrodo gyvybiškai svarbu ir elementaru, ir tai nėra iš to, kad išsigalvojama, tai tiesiog gyvybiškai svarbu, nes tai yra taip skanu ir taip savo, tas komfortas, kad jis tiesiog, taip, aišku, kad aš jį renkuosi, žinai, jeigu tik tai įmanoma, tikrai taip. Ir dar mėnulis jauti, ką labai mėgsta, savo aplinką kurti jaukumą savo aplinkoje. Tai dažniausiai pas moterį su mėnuliu jautyje ateini namo ir jaučiasi tas toksai minkštumas, detalės kažkokias. Bet žinai, jautis jisai, ko nemėgsta, jis nemėgsta, tiksliau ką mėgsta, kad būtų ir gražu, ir praktiška. Tas funkcionalumas irgi svarbu. Tai nereiškia, kad bus pilna kažkokių dekoracijų, kurios ten tik dulkes renka, nes mėnulis jauti, ta prasme, man nereikalingas. Jeigu netlieka funkcijos, netinka, bet jeigu daiktas atlieka tik funkciją, bet jis yra negražus, irgi mėnuliui jauti netinka. Dėl to mėnulis jauti jisai moka suderinti šitus 2 dalykus, kad ir gražu. Ir žinai dar, ką tu sakai, tai, pavyzdžiui, kalbant apie tą kitą mano dar temą, ne apie tvarkos temą, kur moteris būna lyginasi tarpusavyje ir sako, va, kodėl pas tave taip gražu ir jauku, žinai, man tik nesigauna, neišeina, tai manau, kad irgi atsakymas dažnai gali slypėti čia, ne, kad toms moterims galbūt yra jauti arba kitus turinčius ženklus, ne, mėnulyje. Tai kad gali tiesiog natūraliai kažkas gautis, tas, kas kitoms visai nesigauna ir nėra apie jas, tai turbūt irgi gerai žinoti šitą dalyką. Taip, nes, jaučio duotybė yra tokia, kurti jaukumą. Ne, mėnulis ten kokiose dvyniuose visiškai dzintas bus jaukumas, jam svarbus ryšys, ne, komunikacija. Aš galiu sukurti aplinką, kur žmogus saugu, tarkim, su manimi bendrauti. Ten mėnulio ežeragio dar kiti dalykai bus svarbu. Tai jo tas, kaip būna lyginamės, tau taip gaunasi, man nesigauna ir pradeda nusivertinti kažkaip netikslingai. Reikėtų paklausti, kur tavo mėnulis? O kai žinai, kad mano mėnulis čia, viskas aišku, man šitie dalykai svarbu. Jo, ir dar norisi šiek tiek grįžti prie tos saulutės, nes mes čia mažai, gal kas iš vandenių žiūri, nelabai pagavo, apie ką čia tas vandenis. Aš visą gyvenimą labai stipriai savo tą vandenišką prigimtį jaučiau, kad aš tikrai tokia laisvamanė, man laisvė. Mano iš tikrųjų nuo pat vaikystės visą laiką būdavo, kad jeigu man kažkas kažką draudžia, aš vis tiek padarysiu, aš tyliai, bet vis tiek padarysiu savaip. Nes čia tas toks, žinai, protestas kažkoks, ne? Net jeigu žinau, kad blogai darau, vis tiek aš padarysiu
priešingai. Tai čia vandenis jisai turi tokius dalykus, bet dar kokia įdomi vandenio savybė, kadangi tai yra zodiako ženklas, kurį valdo 2 planetos. Pirmoji yra Uranas, kuris yra apie tą laisvę, apie intelektą, tarp kitko vandenis yra vienas iš intelektualiausių zodiako ženklų, nes jiems visą laiką yra įdomu, jie gilinas ir jiems dažniausiai ne paviršutiniškos temos kažkokios įdomos, o ten, nežinau, mokslas, inžinerija, kokia nors astronomija, astrologija, ta pati irgi yra globojama vandenio zodiako ženklo. Tai tas Uranas yra apie sociumą, nes vandenis vienas iš tokių socialių zodiako ženklų, jiems svarbu būti sociume, ne sociumo dalimi. Bet yra antra planeta, kuri irgi valdo vandenį, tai yra Saturnas. Saturnas visiškai priešingas. Jis labai šaltas, labai griežtas, struktūruotas. Ir vandenis kartais laviruoja tarp to, kai atrodo vienu metu aš labai noriu eiti kontaktą, man svarbu draugai, bendraminčiai, būti kažkur tais socialiniai kažkokie erdvėjai, o būna toks momentas, pasikeičia kažkas per sekundę ir viskas persimaino ir viskas šaltumas kažkoks atsiranda ir nelyskit prie manęs, aš noriu pabūti viena. Ir dėl to vandeniu kiti žmonės kartais nesupranta, kas jam yra, žinai, bendram, jis dingo, nebesako į žinutes, nebesusitinka, po pusės metų atsiranda lyg niekur nieko, o labas, žinai. Tai tokie biškiai čiūdi, kai tie vandenį kitiems atrodo. Ar tu pastebi šitą dalyką? Šitas savo labai geras, jo. Aš dabar irgi kontempliuoju tai, ką tu sakai ir bandau irgi save atpažinti ir prisiminti, nes apie mane labai dažnai būna ir sako, kad man jie yra ir to šaltumo, tokio lygio, kažkokio laikymosi, tokios kažkokios distancijos nuo kitų, bet kitą akimirką aš esu labai artima, šilta ir einu netgi glaustau žmonės, žinai, ir ten apsikabinėjau ir noriu su jais būti. Ir labai kaifuoju tame ir jie mato, kad aš gerai jaučiuosi kompanijai, bet aš tuo pačiu, žinai, dar gal kiti dalykai, aš apsai tokia vienišė gal irgi jaučiuosi. Ir man atrodo, kad vandenio apskritai dažnai vis tiek yra kažkur pagrinde, kažkur mumise ląstelėse yra tas vienišumo poreikis, noras vienatvės, pabuvimo savo su savimi. Tai nežinau, aš čia dėl tos pačios saulės, bet tai, ką tu sakai, žinai, kad vieną akimirką atrodo jo fainai, būti su kompanija, bet sekančią akimirką aš tiesiog pavargstu. Gal man tas toksai pavargau, viskas, jau galiu atsitraukti vieną, jau užteko. Čia gal dar projektorių tokie irgi iš human dizaino, kas domisi. Mes irgi abi projektorės pasirodo, dar vienas panašumas. Tai čia jau du dalykai, kas pas mus sutampa, dar yra vienas dalykas, kad pas mus Venera yra žuvise, bet apie Venerą aš gal truputėlį vėliau. Ir yra esminis skirtumas. Labai įdomu. Daugelis šiek tiek klaidingai galvoja, kad ascendentas yra kaip mane mato kiti. Bet iš tikrųjų ascendentas yra kaip aš save pateikiu kitiems. Čia mano sąmoningai tą darau. Čia tokia mano, netgi galim pavadinti, socialinė kaukė. Vadinasi, kai aš ateinu į kažkokią naują erdvę, ar tai būtų kažkoks draugų kolektyvas, ar darbo kolektyvas, arba apskritai kažkur, dažniausiai čia bus mano tokia apsauginė kaukė, kaip aš elgiuosi, kaip aš save parodau ir tik vėliau jau žmonės, kai mane pažįsta giliau, jau pamato mano tikrąją prigimtį. Tai pas mus ascendentai visiškai skirtingi. Mano yra liute, dėl to aš darau podcastus, aš darau video, aš darau visokius renginius, nes liūtų reikia dėmesio. Jisai mėgaujasi tuo, aš neslėpsiu, taip man patinka, nes kitaip aš nedaryčiau šitų dalykų. Bet liūtas jisai per savo tą kūrybą džiugina kitus, suteikia kažkokią džiaugsmą. O tavo ascendentas yra, kaip tu galvoji? Mergelė, man atrodo. Mergelė. Taip. Ir va iš čia tavo ta savybė, tvarka. Nes mergelėje labai svarbu, kad viskas būtų, kad aplinkoje nebūtų chaoso. Tai nereiškia, kad žmogus ascendentų mergelė yra nechaotiškas. Arba kad jam, pavyzdžiui, labai patinka tvarkytis, nes būna daugelio klaida galvoti, kad apie mane nuolatos tą patį galvoja, įsivaizduoja ir sako, tu tvarkos maniekė pasivadinai todėl, kad tau labai patinka tvarkytis. Ir visą laiką pirmas sakinys būna tas, tu labai mėgsti tvarkytis ir tai yra visai ne apie tai. Tai tiesiog, kad aš kitaip negaliu būti. Ir aš vakar grįžau, žinai, ruošdamas tą mūsų susitikimui, stebėjau save iš šalies ir tą savo, taip vadinamą tokį maniekiškumą, kurį saulė pati prisiskyriau tą tvarkai. Ir, pavyzdžiui, aš vakar grįžau iš kelionės ir buvau miegojusi ten labai mažai, nes nuo 3 nakties nebemiegojau, tada skrydis ir visą ką mes grįžtam ir namai tokie iššalę ir aš tikrai jaučiu nuovargį, bet man reikia susitvarkyti ir pagal mane ir tas chaosas, kurį aš palikau kažkokį nedidelį, iš tikrųjų nedidelį chaosą, palikau išvažiuodama,
Bet kol aš jo viso, kol neprisiliečiu prie paviršių ir nepadarau taip, kaip man tinka, tol aš negaliu atsisėsti ir sėdėti gerti arbatos. Ir mano poreikiai, žinai, ten tie, netgi persirengti, nueiti pavalgyti ar nueiti atsigerti, jie atsiduria gerokai kitam plane šalutiniam, nes man yra svarbiausia aplinka ir erdvė ir aš joje matau tos dalykus, kurių nemato kiti ir aš nesuprantu, kaip galima nematyti. Kaip galima nematyti išmėtytų batų, kaip galima nematyti, kad stalas yra apkrautas viskuom ir kaip galima gerti arbatą dabar taip tiesiog, va taip prie tokio stalo apkrauto, žinai, visų laidais, pavyzdžiui, telefonais. Tai man tie tokie dalykai, jo, aš tame matau chaosą, nors, man atrodo, didžioji dalis žmonių nemato chaoso ir problemų tame. Bet mergelė turi tą savybę, kad aš tvarkausi ne dėl to, kad man labai faina, o dėl to, kad aš negaliu būti netvarkoje, aš negaliu atsipalaiduoti. Tai vat ascendentas mergelė duoda šitą savybę. Nėra paprastas. Taip. Šiaip iš tikrųjų mergelėm tikrai nėra paprasta, nes, vat, kaip sakai, kiti nemato ir jiems nėra problemų. Ir atsipalaidavę. Ir jie atsipalaidavę ir jiems ten netrukdo, kad ten ne vietoje kažkas padėta, jie tiesiog galbūt net nepastebi, o ascendentas mergeliai pastebi viską. Taip. Ir dėl to iš tikrųjų va čia reikia labai labai tokio stipraus sąmoningumo, nes jeigu žmogus to neįsisąmonina, kad čia man problema yra, kad ten kažkas kažkur, tada pradeda kabinėtis prie savo artimų, prie ten šeimos narių, prie draugų, kad va, žiūrėk, čia ne vietoje, kodėl tu ten, Ir tada sako, bet čiagi tau trukdo. Man tai netrukdo, kad ten, žinai, koinė numesta kažkur kampengulį. Tai aš įsivaizduoju, bandydama suderinti, va tai, kad tu sakai, tą savo, galbūt atsineštą įgimtą, ne, tą mergelės tokį poreikį tvarkai ir tada suderinti tai, kad pasaulyje yra chaosas ir kad kitiems žmonėms gali kitaip atrodyti, tai grinai iš to bandymo kažkaip išgyventi tame ir neperdegti ir nepersistengti ir neišpratėti, tai vat ir ieškojau vat tos temos, žinai, tvarkos ir tokios, kiek įmanoma, sąmoningesnės ir aišku, bandydama savo pačiai padėti, žinai, kaip va tą chaosą, kurį aš matau ir galbūt irgi dar kažkas kitas mato, kaip jį kažkaip taip suharmonizuoti, kad tai negadintų santykių tarpusavio, kad negriautų visko, kad nebūtų vien tik tai nuolatinė visų kitų žmonių, ypatingai artimųjų kontrolė, bet tą yra be proto sunku padaryti man ir dabar, po šitiek metų, žinant ir atpažįstant, kad tai yra mano savybė, kad tai nėra būdinga visiems žmonėms, arba matant, mano vyras absoliučiai yra iš kitos planetos, visiškai. Ir mes esam poroje 20 metų ir mes tą bandom, jis absoliučiai manęs nesupranta. Aš matau, jis mato visiškai kitomis akimis tą pačią aplinką, tą patį stalą, bet taip kardinaliai skirtingai mato ir kartais man būna pavyksta lyg ir matyti jo akimis aplinką, nes aš girdžiu, ką jisai kalba, matau tą jo požiūrį, bet yra taip sudėtinga, nes tai taip skiriasi nuo mano matymo, taip skiriasi, kad tiesiog atrodo tikrai, kaip mes galim čia tam vidurkio susitikti ir kažkaip, žinai, turėti tuos namus tokius, kuriuose, man būtų gerai, nes iš tikrųjų tiems kitiems, žinai, kurie nelinkiai tą tvarką, jiems yra gerai visai ir labai tvarkingose namuose, jie jaučiasi gerai, bet lygiai taip pat ir ten, kur neišplauti podeliai, kriauklė pilna indų ir durpių pilna, jie irgi jaučiasi gerai. Tai va, čia mano turbūt didžiausias iššūkis, pamoka, galvosiu, kur aš atėjau ir nepaisant to sąmoningumo, kurio aš siekiu, kurį aš praktikuoju, tai yra mano ta tokia, žinai, kasdieninė karma nuo ryto, kur man yra svarbu pakloti lovą ir aš galiu išeiti iš namų tik tada, kad aš ją pakloju. Aš būna kažkur vėluoju vien todėl, kad man yra svarbu suplauti podelius išeinant, arba sudėti batus išsimėčiusius išeinant, arba išvalyti tualetą, nes aš matau, kad reikia išvalyti ir aš galiu nepasidažyti blakstieną, žinai, bet tualetą aš išvalysiu. Tai va, tai nėra tikrai, nėra paprasta man ir ta tvarkos maniakė, aš kažkada galvodavau, kad čia yra toks juokas, žinai, kad aš tai pasivadinau. Iš tokio, man atgimė man pačiai tiesiog apie save ir dar mano artimoje aplinkoje. Aš neatsimenu, mano vaikai, kuriems buvo kokie 3, 4, 5 metai, mano vyras kažkas ten taip lyg pajokavo, žinai, kad tu esi tvarkos maniakė ir aš atpažinau, kad tiesa, žinai, tai yra tiesa, kad man tai taip svarbu, kad tai gali kitiems atrodyti kaip tikrai maniakiškumas. Ir aš su tuo gyvenu
ir vis tiek nešu tą žinią, žinai, moterim arba kitiems ir labiau moterim, žinai, nes tikrai vyrai, jiems ta aplinka, jie nori ramybės aplinkoje, jie nori, kad nieks jiems neknistų smegenų, o ne, žinai, kad čia mes skurkime labai tvarkingą aplinką. Bet moterim tai vis tiek norisi tą tokią nešti žinutę, kad sukurkim tą savo aplinką ir tvarkingą, ir jaukę, ir kiek įmanoma ramę, žinai, mūsų pačioms emociškai, bet kurioje būtų labai gera būti visiems. Nežinau, man kažkaip įsivaizduoju vis tiek, ta aplinka, kurioje aš esu, aš ją pastebiu visą laiką, aš pastebiu, pas tave atėjau dabar į svečius ir aš pastebiu, žinai, kad čia yra jauku, kad čia yra gera, kad to šviesa, žinai, duoda tokios romantikos ir čia yra estetiška ir man yra iš karto gera, tai iš karto keičia mano būseną. Ir aš kažkaip vis tiek turiu tokį tikėjimą, kad mums visiems, vienai par kitaip, daugiau ar mažiau vis tiek yra labai svarbu aplinka, kurioje mes esame. Jo, tai va tas ascendentas jo labai ryškiai tavyje atsispindi. Ir kai rašiau postą, kad svečiuose bus tvarkos maniakė, man tada kilo mintis, toksai va panalizavimas pačiai savo. Mes abi pseudonimus turim, apskritai žmonės dažnai, nebūtinai būdami vieši asmenys irgi turi kažkokius pseudonimus ir pradėjau analizuoti savo pažįstamą, kitur galvoju, kaip įdomi, kaip sutampa su astrologiniais parodymais. Nes pas mane vandenis jisai gan taip stipriai yra išreikštas, dėl to aš esu kosmonautas dienoraštis. Tarp kitko, aš kai buvau paauglė, pas mane pirmasis mano nikas buvo Čiūdikė. O, irgi tai yra vandenis, nes jisai toks keistuolis. Jau kai buvau šiek tiek brandesnė, buvo Liberty. Tai yra laisvė. Nes, jau man tada jau šitie dalykai keistumas, laisvės tematikos, nors nesidomėjau aš tą astrologiją, nežinau šitų dalykų, bet jau tokiam lygmenį reiškiasi. Ir tada, kai pradėjau tavo astrologinį žiūrėti, ascendentas mergelė, vadinasi, čia labai svarbi tavo identiteto dalis, jeigu tu net pasivadinai, Ir aš bandžiau pabėgti nuo šitos temos, nuo tvarkos, nes iš tikrųjų tvarkos tema, visa seminarai, ten mano knyga ir kursai, kuriuos aš vedžiau labai aktyviai, tai pradėjo kurtis tai prieš 11 metų. Ir per tos 11 metų aš tikrai keitėsi mano gyvenime daugybė dalykų ir kitų temų atsirado, man lyg ir įdomesnių, ir aktualesnių, nes ta tvarkos tema mano pačios atsirado iš mano didžiulio poreikio tą chaosą suvaldyti, kai atsirado maži vaikai mano namuose, žinai. Ir aš su jais diena dienon, žinai, neišeidama į kažkokius labai darbus visai dienai. Aš tiesiog buvau su jais, buvau tame jų chaose ir aš bandžiau visą tai suvaldyti, tą chaosą, žinai, sukontroliuoti savais būdais ir man labai nesisekė. Ir ten man tiesiog sproginėjo saugikliai, visi saugikliai sproginėjo, aš negalėjau suvaldyti to, ką daro maži vaikai. O jie daro, ką nori, ir jie yra vienodai mano ascendentas ir taip toliau, žinai. Tai ir aš paskui jau po kurio laiko, kai jau lygiai atradau tam tikrus principus, žinai, taisyklės, pradėjau dalintis čia ir su moterim ir pati taikyti tai, ką kitiems sakau, kad reikia daryti. Ir kai mano gyvenime tikrai to chaoso labai stipriai sumažėjo, aišku, ir vaikai paaugo ir kažkaip aš čia pati su savim labiau susitariau, bet vis tiek iki pat šiol mane šita tema, jinai visą laiką atsigina, mane vėl pakviečia pavesti seminarą šitą temą, mane pakviečia pasidalinti, pakviečia į laidą, primena apie knygą, sako, žinai, dar galima ją įsigyti ir panašiai. Ir ta tema tvarkos ir aš gal sakiau, viskas, nebedarysiu, žinai, Facebooko, neberašysiu, ištrinsiu visas paskiras ir panašiai. Ir neišeina, įsivaizduoju, tą padaryti. Ir neišeis. Ir aš galvoju, tai gali būti, kad čia mano, žinai, bus gyvenimo irgi viena iš temų, su kuria aš visą laiką dalinsiuosi. Taip, aš tikrai galiu patvirtinti, kad tikrai taip ir bus, nes tas matosi tavo astrologiniam žemėlapį, dėl to, kad ascendentas mergelėje, viskas aišku, ne, ta tvarkos tema, jinai pas tave yra. Ir čia ascendentas, čia esu aš. Ascendentas rodo, tai yra asmenybė, ne, asmenybės tipas. Tu visą laiką tokia būsi. Aš manau, nuo to nepabėgsi, tik tais, vėlgi, nuo sąmoningumo, kaip mes su tuo... Forma galbūt keisis. Forma, arba kaip mes tai priemam, kaip mes tai išreiškiam. Toliau astrologija yra labai svarbus pirmo būsto valdovas. Ne? Va čia irgi kur pas mus skirtumas. Ne? Pas mane Liūtė, mano valdovė Saulė, jinai vandenė, dėl to, kad man ta astrologijos tema labai tokia ryški. O tavo pirmo būsto valdovas yra Merkurijus. Tai yra kitokia planeta, jinai atsakinga už mūsų intelektą, mąstymą, komunikaciją. Merkurijus yra atsakingas už rašymą, ne, tai apskritai visokios komunikacijos formos, žodžiu, raštu.
Ir Merkurijus, tarp kitko, atsakingas ir už kvėpavimo takus. Tai ir šita planeta, jinai pas tave yra Ožiaragija. Ožiaragis toks, vėlgi, struktūruotas, gan griežtas, turintis aukštus standartus. Ir tas Merkurijus, jisai yra 5. būste, tas 5. būstas pas mus astrologijoje tai yra kūrybos, hobių, pomėgių, talentų. Būstas vadinasi, kai pas žmogų būna tokia padėtis, jisai savyje turi daug struktūros, bet jis ją dažniausiai įkūrybina. Tai ne tas žmogus struktūruotas, kuris, tarkim, ofise dirba nuo 8 iki 5 ir jam čia yra struktūra, yra aiškus grafikas, planai, taip toliau. Čia netoks Merkurijus. Jisai turi tą struktūrą, bet jis ją turi kažkaip išreikšti kūrybiškai. Įdomiau turbūt, negu kad priimta. Galbūt ne taip formaliai ir ne taip nuspėjamai. Taip. Ir dar šitas Merkurijus, kuo yra svarbus, jisai pas tave dar valdo ir tokį 10. būstą. Tai yra irgi vienas iš kampinių būstų, kuris labai svarbus, nes jisai reprezentuoja mūsų savirealizaciją. Tai yra mūsų karjera, mūsų statusas, mūsų viešas įvaizdis. Ir kuom skiriasi ascendentas nuo 10. būsto, ascendentas kaip aš save parodau, o 10. būstas jau kaip mane mato kiti. Tai yra mano viešas įvaizdis. Jisai pas tave dvyniuose ir irgi valdovas Merkurijus, dėl to asmenybės būsto ir 10. būsto valdanti planeta ta pati, Ožiaragija 5. būste. Tai čia tu nepabėgsi nuo tos kūrybos, nepabėgsi nuo rašymo, kvėpavimo. Ir kai būna dvyniuose 10. būstas, žmogus iš tikrųjų yra žmogus orkestras. Taip galima pavadinti. Nes dvynys jisai gan nepastovus, jisai ir tą gali, jam ir tas įdomu, ir ten išbandyti, ir tą padaryti. Ir kartais netgi tos sritis, ką žmogus daro, gali visiškai skirtis. Pavyzdžiui, rašau knygas, rašytoja patvarka, ir vedu kvėpavimo sesijas, kur atrodo du tokie, arba kitas energetinės praktikas. Arba kitas energetinės kažkokios praktikas, kur viena žmonių dalis tave vienokią mato, tarkim, mato kaip viena dalis kaip moterų mentorė, į kurią tu gali kreiptis dėl mentorystės. Dar viena dalis tave mato kaip rebefingo, dar kita kaip teta healerė, dar kita. Tai čia dvynių energetika ir šiaip dažnai žmonės su tokia energija jaučia tą tokį, tai blemba, tai kas aš? Tai gal aš apsispręsiu. Vat jinai yra astrologė, vat kaip jai fainai, jinai tik astrologė užsiminė ir nesuka galvos, o aš ir ten. Žinai, kaip svarbu yra tai, ką tu sakai, nes aš pažįstu dabar ne vieną irgi tą tokį žmogų ir aišku nežinau vis dėlto, ar tai yra kažkuo panašu, žinai, išsidėstymas tam tikrų planetų ir būstuose, bet vis tiek tai, ką tu sakai, tai yra man apie tą tokį, kad tai aš galiu pripažinti ir priimti save tokią, tebūnie žmogų orkestrą, tebūnie žmogų, kuris galbūt taip ir neturėsiu iki gyvenimo pabaigos vienos išgrynintos srities, labai aiškios ir kad visi mane atpažins tik iš jos ir gerbs mane kaip ekspertę, žinai, ten tebūnie tvarkos tema arba kaip kvėpavimo mokytoja, nors visada mano gyvenime ateina kažkoks lūžio momentas, kur aš sakau, Giedre, viskas nuspręsk, kas tu esi. Tikrai, dabar nuspręsk. Tu susitelk tik tai į kvėpavimą, viskas dabar gilink, viską kitką pamiršk tas tvarkas, pamiršk ir tai healingą, ir tai moterų mentorystė kažkur ten tegul pabūna, dabar tu esi viskas tik apie kvėpavimą ir tu vedi kvėpavimo sesijas. Viskas. Ir tai trunka kelias dienas. Tas mano toksai pokalbis, rimtumas su savimi ir visą laiką šalia ir jos pulsuoja tos kitos temos ir jos visą laiką paima mano dėmesį ir tai tikrai vėlgi išbandymas yra, žinai, man pačiai, bet tuo pačiu, kai tu pasakai, kad galbūt tai yra atsinešta ir taip ir toks yra mano kelias, toks yra mano veikimo būdas, tai yra nulemta žvaigždžių, kosmoso, Dievo, visatos, mano asmenybės toksai pasireiškimas. Aš galvoju, žinai, kad aš gavau daugiau dovanų tiesiog tada. Apdovanota ir aš ir šitą sugebu, ir šitą moku, žinai, ir tada tikrai priimti tai kaip dovanas ir tai skleisti ir realizuoti, o ne bandyti sakyti, kad ne, man šitų dovanų nereikia, aš tuo nesidalinsiu, to nedarysiu, nors man tai sekasi, o būsiu tik tai, va tai kažkas vienas. Iš tikrųjų labai gera išgirsti yra. Ir dar kartą išgirsti. Ir aš matau, kad man net ne vieną kartą reikia, pavyzdžiui, kad tu pasakytum, nes mes jau esam kai kuriuos dalykus su tavim apkalbėjusios, bet kai tu pasakai dar kartelį kažkaip arba
kažkaip visi išgirstu tave, atrodo, žinai, labiau ir man reikia. Vat, realiai, Čia, tokių čia, žinai, žinių. čia labai dažnai būna, kai mes tą pačią informaciją išgirstam skirtingais gyvenimo periodais, Taip. mes ją suvokiam kitaip. Čia tas pats kaip Mhm. knygas skaityti, ne? Vienam gyvenimo etape aš ją perskaičiau vienokią, ten savo žinutę kažkokią Taip. išvadą pasidariau, po metų dviejų skaitau jų dar Tos kitaip. puslapius. Nes taip, taigi aš taip. paaugau, ne patirčių Mhm. kažkokių kitokių įgavau ir taip toliau. Tai dėl to, pavyzdžiui, kai aš darau astrologinės konsultacijas online, visą laiką palieku įrašą žmogui. Mhm. Ir man tada labai dažnai būna ten po metų, po 2 rašo, va dar kartą perklausiu ir, sako, visiškai kitaip išgirdau tą pačią informaciją. Aš pasako, arba negirdėjau, atrodo, pirmą kartą Įrašas yra klausydama. nuostabus dalykas. Jo. Tikrai. Tai va čia- Tai va čia, žinai, ir mes su tavimi, mane vis kartais, aš labai taip, mėgstu, nes kai būna moterų ratose, kažką merginos diskutuoja ir sakau, čia taip yra, nes pas tave ten tas. Tai jau merginos sako, kaip tu čia atsimeni, bet nu, kartais man būna taip užsiciklina kažkas, bet vat, kiekvieną kartą vis tą patį išgirsti ir, ai, dar kitokiam spalvom nusispalvino, tas pats. Jo, ir kaip mums svarbu yra vis dėlto tas toksai kitas žmogus, žinai, va, turintis važinės, va, pavyzdžiui, tokias, kuriuo aš neturiu, ir per jį gauti tą žinutę, kaip ir sakau, tokio savęs priėmimo ir pripažinimo, žinai, arba tam tikrų savybių priėmimo, atpažinimo per tą kitą žmogų, per tavo žodžius pasakytus, kur tada aš galiu iš tikrųjų kažkaip dar labiau save apkabinti, susipažinti su savimi artimiau ir sakyti gerai, viskas manim yra gerai. Dabar tas 10 būstas, Dvynėse, mes jau čia išsiaiškiname. Žmogus orkestras vis daug ką gali dalintis, daug ko gali kitus džiuginti. Ir 10 būsto valdovas, va tas pats Merkuris, jisai yra 5 būste. Kadangi 10 būstas, jisai dar yra atsakingas, tai yra mano gyvenimo tikslai. Mano gyvenimo tikslas užsimti veiklą, kuri man teikia malonumą. Žinai, va, būna žmonės, kai kurie dirba darbą, jiems jis nelabai patinka, bet jiems galbūt svarbiau yra garantijos kažkokios, ne, saugumas ten arba aplinka. O čia pas mane irgi, tarp kitko, 10 būsto valdovas 5. Aš atsimenu, iki 30 metų dirbau visiškai nemylimą darbą ir ten, nežinau, atrodo, kiekvienais metais vis žemiau, gyvenimo džiaugsmo nėra, kol neatradau astrologijos. Tai ar pas tave irgi kažkaip koreliuoja? Labai svarbu man buvo, turbūt aš galvoju, nuo kokių 7 metų. Tas toksai, kur aš vis galvojau, kaip man bus čia įmanoma šitam pasaulyje iš viską nors daryti ir veikti ir susirasti darbą, kuris man patiktų. Nes vos atrodo pačiupinėjus, aš jau suprasdavau visą įmanomą potencialą šito darbo, šitos srities. Man jau būdavo labai aiškus visas paveikslas, visa ateitis 10 metų į priekį. Ir tada man iš karto sprendimas toksai, kad ne, man tai neteikia malonumo jau ir neteiks po kažkiek laiko. Tai aš manau, kad tai, ką tu sakai, tokiem žmonėm tada neišvengiamai turbūt geriausias sprendimas kurti savo darbo vietą yra. Nes aš nežinau, ar tokie kaip mes galime susirasti tokią tikrai tobulą erdvę, kur būtų man malonu. Ir čia vėlgi yra vienas iš didžiausių man išbandymų. Žinai, tai, ką tu sakai, nes aš kuriu tas darbo vietas savo pati, susigalvoju jas, jos yra man malonios, bet to pačiu jas vis tiek turi iššūkių. Ir tokių pakankamai didelių iššūkių, kai mes dirbame savo. Ir vis tiek neišsižadėti to, vardant malonu, žinai, pasirenkant tam, kad tai yra apie mane ir todėl man tai yra malonu. Kad aš galiu skleistis ir todėl man tai yra malonu, žinai, arba aš galiu gauti tą laisvę ir todėl man tai yra malonu. Ir tada atmesti tuos kitus dalykus, kurie yra iššūkiai ir vis tiek laikytis to savo kelio, nes ir tada, žinai, visuomenės spaudimas, aišku, visą laiką irgi yra kažkur šalia, kur, o tai ką tu darai, o tai kiek tu darai, o tai kas čia iš to gausis, žinai, o čia apie tavo įvaizdį, apie karjerą, apie pinigus ir panašiai. O aš tada sėdžiu galvoju, bet man tai malonu ir aš nenoriu to įsižadėti, aš nenoriu to atsisakyti, aš noriu ir toliau tęsti ir tai daryti. Ir todėl aš jau, žinai, stažas mano nemažas yra, tai yra 13 metų. Mano darbo, kuriant savo malonų darbą ir darbo vietas savo įvairias eksperimentuojant ir neįsižadant viso šito. Tai aš visiškai tau pritariu ir aš neįsivaizduoju, kaip kitaip, žinai, galėtų būti ir tai irgi yra svarbu, žinai, atpažinti, manau, žmonėm, kad ar tu gali apskritai
prisitaikyti prie to, kas yra siūloma ir eiti dirbti kažkam, galbūt kitam ir tau tai yra duota, tas prisitaikymas ir, žinai, galėjimas būtame ar ne. Ir tada, ką, prašom, kurkis savo darbo vietą, kuriai tau būtų kiek įmanoma labiau malonu. 5. būstas, jisai ne konkrečiai, kad malonu, bet man teikia įkvėpimą ir džiaugsmą. Ne? Vat sakau, kažkas prie konvejerio dirba, monotonišką darbą, žmogui yra ok. Jam jisai prisitaikęs, jam čia jo yra komforto zona. O 5. būstas sako, kur kūryba, o kur yra įdomumas, prasmė ta pati, taip. Tai va čia ir aš tame, žinai, aš tame, kur visam, nes ten jo kažkur kitur, tai tu ten nesi kaip asmenybė atskleidžiamas, ne? Tu dažnai būna išnaudojamas tavo kūnas fizinis arba tam tikros ribotos kažkokios žinios intelektualinės, kurių reikia, bet nėra galimybės save atskleisti, o turbūt man ir tau yra malonumas vis dėlto dirbti taip, kad galėtų skleistis kažkas dar tokio gylyje, kur mes net nežinom, kas tai yra, net pažįstam, kol nepradedam dirbti, ne, su kažkuom ir tada tai natūraliai eina iš mūsų. Tave 10. būste stovi toks vadinamas Chironas, jo, tai yra asteroidas, ne planeta, jo archetipas yra sužeistas gydytojas. Kaip gerai skamba. Jo kokia funkcija šito asteroido, jisai, kai būna kažkokiame būste, kažkokiam ženkle, jis dažnai rodo pamatinę giluminę žaizdą žmogaus. Tai kadangi pas tave dvyniai atsakingi už komunikaciją, už intelektą, už kontaktų mezgimą, labai dažnai, ką pastebi žmonės su tokia padėtim, jie kažkur, ten giliau viduj, bijo pasirodyti, kad neišmano kažko. Kvaili, neišsilavinę, kažko nežinau, kažko nesuprantu, arba bijo, pavyzdžiui, iškomunikuoti kažkaip, arba galvoja, kad, aš dabar kažką sakysiu, manęs nesupras, arba kažkas kalba ir, jeigu aš nesuprasiu, ką man pasakė. Tokia pamatinė žaizda, bet jeigu žmogus tai atpažįsta ir, natūralu, kad žmogui dažniausiai taigi trukdo, jeigu jisai kažką daro su tuo, pavyzdžiui, nežinau, ten į terapijos kažkas vaikščio. Čia būtų, pavyzdžiui, dvynių tema, viešas kalbėjimas, kai aš mokausi iš savai išreikšti, arba rašau knygas, aš per raštą, pavyzdžiui, savai išreiškiu. Tada pradeda ta žaizda gyti. Ir tada žmogus patampa gydytojas kitiems. Tas sužeistas gydytojas, kai aš iš savo skausmo jį pereinu ir transformuoju į savo kaip talentą, stiprybę. Ir kadangi pas tave čia 10. būste viskas vyksta, arba tos knygos rašymas, teta healingas, rebefingas, moterų mentorystės, ar visos šitos veiklos yra susijusios su tavo kažkokiu vidiniu, galbūt vidinė žaizda, ar kažkokiu trūkumu, kas atrodo, kad aš galvoju, viskas, ką tu sakai, ir viskas, ką tu sakai, ir aš netgi galvoju, kad kai mes pasirenkame kažkam padėti, konkrečiai, kai tai nėra darbas prie konvejerio, tai yra darbas su žmonėmis ir per tas sritis, per kurias mes pasirenkame, tai visų pirma, aš tikrai gydau save. Tai pradedant nuo tvarkos temos, tai buvo mano absoliutus ir vis dar yra mano pačios savęs gydymas, harmonizavimas to chaoso, negebėjimo priimti chaoso ir viso man sukelia, chaosas apskritai aplinkoje mane išderina labai stipriai supurto mano visą nervų sistemą ir aš jaučiuosi ten pažeidžiama, silpna ir tokia netikusi. Pavyzdžiui, jeigu mano aplinkoje yra daug to chaoso, aš jaučiuosi nevykėlė. Tai čia tikrai yra apie tai, kad aš šitą temą pasirinkau ir keisti savo aplinką pasirinkau vien, manau, bandydama pabėgti nuo šitų jausmų. Kad aš turiu viską padaryti gerai ir taip susitvarkyti, kad manyje iš viso nebeužsičiuoptų tas nevykėlė, beviltiška, nesugebanti ir panašiai. Ir kitom moterim, aš visą laiką nešu tą, irgi žinutę, kad apie tai, kad viskas su tami yra gerai ir galbūt tau reikia tik tam tikrų žinių arba tam tikro tokio pokyčio. Tai visos mano veiklos, sąmoningas kvėpavimas, tai iš vis yra apie nematomus tiek savo tų žaizdų, giluminių šiame gyvenime, tiek apskritai viso mūsų nematomo kūno gydymas, harmonizavimas ir visų įtampų paleidimas. Tai
į visas aš savo veiklas nėriau tik tai todėl, kad pirmiausia man pačiai reikėjo ir vis dar reikia gydyti save sužeistą, save apleistą, save mažą mergaitę, save gyvenusią be tėčio, save vat kažko neturėjusią ir jautusią dėl to trūkumą arba nepilnavertiškumą. Tai aš kažkaip tą vis labiau atpažįstu, pripažįstu, kad mano veiklos yra neatsitiktinai ir ne dėl kitų parinktas, o pirmiausia dėl savęs. Aš vis dėlto tikiu, kad mes, nepaisant to, kad vis dar esam sužeisti, arba aš esu vis dar sužeista, bet tuo pačiu prisiliesdama prie kito, prie jo žaizdos, mes visi gyjam. Aš gyju, tas žmogus gyja, kiekvienas savame gyjame, bet mes visi gyjame. Dėl to, žinai, kai tu dar sakai tą irgi, kad man svarbu, kad aš jau viską žinočiau, mokėčiau, kad nebūtų pastebėta, kad aš kažko nesuprantu ir panašiai. Tai aš manau, kad aš jau šitą neblogai esu sutvarkiusi ir aš puikiai atpažįstu, kai aš ir pamatau, kad aš kažko nemoku, labai dabar greitai pastebiu tos momentus, bet jie yra visiškai nebeaštrus ir aš vis tiek einu daryti. Nes aš žinau, ką aš moku, kad yra kiti dalykai, kuriuos aš moku. Šitų nemoku, šitų nesuprantu, ką man pasakė, ko paklausė. Šitos temos išvis neišmanau, nes aš daugybę temų iš tikrųjų neišmanau. Bet aš žinau, kad aš išmanau šitas gerai. Ir kažkaip aš vis atsiremiu į tą savo, žinai, stiprybės, į tai, ką aš turiu. Bet man tas tavo dar sužeistas gydytojas, aš turbūt pirmą kartą iš tavęs išgirdau dabar šitą. Tai man jis labai, atrodo, norisi su juo pabūti ir tikrai jį pastebėti. Ir man jis yra netgi giliau, aš taip save dabar analizuojant, ne tik apie tą, kad, žinai, vieną kažkokią žaizdą, bet apie daug žaizdų mano. Ir kad iš to sužeistumo aš einu ir padedu kitiems gydyti. Ir jo, mano užduotis yra nepamiršti, pirmiausia, gydyti save. Dar vieną neseniai tokį reelsą irgi mačiau, vienos tokios energetinės mokytojos, giduolės, ir jinai sako, jums nereikia nieko gydyti, jums nereikia niekam padėti. Jeigu jūs tik jaučiat poreikį eiti dabar padėti jiems sutvarkyti santykius arba eiti jiems padėti skleisti žinią apie kūną pasirūpinimą, vadinasi, jums patiems to reikia. Viskas, ką aš noriu kitam papasakoti, kitą išmokinti, tai yra reikalinga man pačiai. Tai aš šitą žinutę dabar taip stipriai sunešiu ir dabar taip bandau viską atsukti, žinai, viską, kuo aš dalinuosi. Ir netgi tai būna, mane dabar sustabdo, ir galvoju, pasakysiu, ir tada galvoju, plauk, čia man pirmiausia pačiai savo reikia tai pasisakyti, pirmiausia savo pasigydyti ir galbūt nereikės dalintis su nieko. Tai žinai, čia dabar aš per tai einu, dabar toks mano turbūt yra tas laikotarpis, atpažinimas vis labiau savo sužeistumo, kad aš siekiu tą savo sužeistumą gydyti per kitus. Ir yra daug paprasčiau nukreipti savo tą gydymą ne į save, o į kitą. Daug paprasčiau, žinai, nejausti tų visų jausmų, žaizdų. Bet kas įdomiausia, kad ir kiek kartų aš tai bandžiau daryti, jos vis tiek mane pasiveja. Bet pasiveja. Nuo savęs nepabėgsi. Pačiose netikėčiausiose vietose vis tiek, arba netgi būnant su kitais, jų patirtyje, liudijant jų skausmą, arba jų jau pradėjimą gydyti, aš jaučiu, kad manyje labai stipriai pasižadina tas žaizda ir sužeistumas. Bet faina, vis tiek labai gerai. Čia, žinai, čia iš tos pusės nereikia galvoti, kad jeigu aš turiu pati problemą, aš negaliu padėti kitam, kuris turi problemą, nes, taip jau yra, kartais mes kitame irgi labai daug matome, ko jisai pats nemato, arba turim įrankių, kaip galima padėti tam žmogui, tai jo, bet kad patys nenušvitę kažkokie, taip jau yra. Nes daug kas galvoja, bet ar ne? Sakau, pasivadinė tvarkos manekė, galvoja, kad man idealiai sekasi susitvarkyti ir aš sakau, taip nėra. Jie man sako, tavo namai turbūt visą laiką yra tobulai sutvarkyti, arba aš tavęs nekviesiu į svečius, nesgi tu pamatysi mano netvarką, o pas tavegi visą laiką yra tvarka. Aš galvoju, žmonės, iš kur jūs šitą dalyką sugalvojat? Jūs nesuprantat, kad tai nėra apie tai, tai nereiškia, kad aš jau esu tobula ir iš to tobulumo, iš viso ko žinojimo, iš viso ko susitvarkiau, aš einu ir skleidžiu šitą žinią dabar į pasaulį. Arba, dar sako, kad, tai jau tu tai jau prasikvėpavus. Jau mano kažkoks kvėpavimas yra visą laiką tekantis, aš ten sraute, žinai, įkvėpiu, lygiai įkvėpiu per 4, iškvėpiu per ten, nežinau, kiek žmonės įsivaizduoja. Ir aš visą laiką galvoju, jūs rimtai, jūs rimtai, aš tiesiog turiu tam tikras žinias, turiu tam tikrą patį, man ten yra labai įdomu,
Man šitos visos temos, kurias aš pasirinkau, jos man yra labai įdomios, jos man yra savos, jos man yra natūralios, labai aktualios. Aš per jas užsiemu savęs gydymu. Gydau save. Ir matau, kaip pas mane dalykai tam tikrai lengvėja, keičiasi, kaip mano sąmoningumas plečiasi, ypatingai nuo sąmoningo kvėpavimo. Ir man norisi skleisti tą žinutę, kad gal mes susitikime sesijai, gal jūs susipažinkite su sąmoningu kvėpavimu, nes tai tiesiog yra vienas iš nuostabių įrankių ir metodų. Bet tai nereiškia, kad tie, kurie veda, kurie mokina, kad jie yra tobuli. Taip nėra. Taip, iš tikrųjų mes irgi su bendramintėm nemažai diskutavom tuo, kad ką mes matom išoriai, kaip ten vedlius ir kitai, ir mums atrodo, kad jau tas, tai jau ten, bet būna susipažįsti, pabendrauji ir matai, kad jis irgi tiesiog žmogus. Ir aišku, čia svarbu yra, manau, kad nenusivilti, nes dar kažką pastebiu dažnai, tai kad tada žmonės sako, tai pasirodo, jinai irgi turi problemų, tai pasirodo, pas ją su vyru santykiai irgi ten nelabai kokie. Taip, bet ar vien dėl to, mes turim tokius aukštus standartus Lietuvoje, tokius didžiulius aukštus standartus, tokį kritinį, tokį kategorišką kitų žmonių vertinimą ir tokį labai labai stipriai apribotą, kur aš įsivaizduoju, kad yra taip ir turi būti taip. Ir kai pamatau, kad tas žmogus netitinka viso šito, aš jį metu per bortą. Jis yra niekam tikęs mokytojas, nes jisai neturi tobulos sveikatos, nes žiūrėk su vyru jinai pykstasi, nes žiūrėk jinai jaučiasi blogai ir dabar jinai depresijai sėdi. Ir viskas, yra netikus sekantis, ieškom to tobulo, žinai, mokytojas. Žinai, dabar beklausant, net man atrodo, kad tie vedliai tada šiek tiek jaučia tą spaudimą, kad aš tai turiu atrodyti, atitikti, ten savo profesiją ar kažką. Ir negaliu čia pasirodyti ar silpnas, ar ten net atvirauti, kad ten pas mane kažkas negerai, nes lygtais tada sugriūna, žinai, tas aureolė kažkokia. Lygiai taip pat, kaip aš tai nueinu savo spintą, kartais tą visiškai ten apkuist, arba kur ten tie rūbai vis netelpa man ir jie vis ant žemės. Ir aš vis eilinį kartą įsijungiu ten kokį nors video ir bandau parodyti, kad aš noriu sutvarkyti tą pačią savo spintą. Ir tada visą laiką irgi pas mane ir tas toks įkyla, ar mane priims, žinai, ar dabar mane teis, kad tu palauk, tu tvarkos maniakės, tugi viską žinai, kaip reikia padaryti, kodėl pas tave vis dar yra nepadaryta, žinai. Ir aš kartais pati tam neturiu atsakymų, kodėl pas mane vis dar yra nepadaryta, nes, aš irgi sprendžiuosi, vis pas mane kažkas vyksta gyvenime, vis aš kažkaip save tyrinėju savo stilių, savo rūbus, įvaizdį ir dėl to būna tikrai daug to tokio chaoso, kurį aš vis dar bandau suvaldyti. Bet visą laiką pagalvoju apie tai, žinai, kartais, kad įsijungti ir parodyti. Ir mes žmonės, arba tie, kurie kažką žinom, tikrai dažniau dalintumėmės, jeigu jaustumėm, kad nebūsime iš karto po tuo pasidalinimu įvertinti, sukritikuoti, nuteisti, aprašyti ir visaip kaip. Nes žmonės atrodo, kad tik tai to ir laukia, kad tu įsijungtum video ir susifeilintum kur nors dabar ir parodytum bet negražią, netobulai apšviestą sieną ir kad galėtų jie už to užsikabinti ir būtent taip pakomentuoti, vietoj to, kad tiesiog išgirstų tą pagrindinę informaciją, pagrindinę žinutę, dėl ko mes išdrįstam įsijungti telefonus ir parodyti savo namus, savo buitį, savo spintą. Aš rodau savo tūlikus, būna kriauklės, rodau savo namus, kurie dar yra ne iki galo įrengti ir man tai būna irgi labai jautru ir drąsu ir aš turbūt žinau, kad nufilmuoju tik 5% iš visų 95 likusių, kuriuos aš atmetu, kai yra noras. Man būna užeina noras ir aš noriu pasidalinti, bet aš turbūt pateikiu tik 5%, kitus 95 išmetu, nes ateina tas toksai, iš tikrųjų baimė gauti tos kritikos ir netgi galbūt, kad tu sakai, kas atsispindi mano horoskope, galbūt aš išsiduosiu, kad aš kažko nežinau. Ir man pasirodys mano neprofesionalumas ir aš nenoriu, kad tai būtų pastebėta ir tada aš nesidalinu, nors tai būna nuostabus patarimas, nuostabus mano atrastas pačios kažkoks, supranti, bet aš galvoju, gal jis net pakankamai vertingas, gal jis čia vis dėlto netoks ekspertiškas, profesionalus ir tai va, taip atrodo norėtųsi, žinai, pasiūsti tą žinutę, kad priimkim, leiskim būtame eteryje, va taip kaip tam žmogui būnasi, kaip jisai išsireiškia. Jeigu jau mes kažką sekame, pasirinkome sekti jo, klausyti,
Tai jo ir klausykime tos žinutės, pagrindinės tos išminties, o nebandykime ieškoti vis dėlto, kad gal jisai vis dėlto ne taip gerai kažką žino, ir netoks išmintingas, gal aš paieškosiu. Jo, bet žinai, aš kažkada mačiau tavo pasidalinimus, kur irgi tu ten rodai savo betvarkę ir ten tvarkai tą betvarkę, bet man tokiom akimirkom būna, kad va čia yra tikras žmogus, nu neišlaižytas Instagraminės kažkoks, kur pas mane visada viskas idealu ir aš čia dabar jums pamokysiu kažką, bet tada supranti, kad nu, va, tikrumas ir man asmeniškai tai pasitikėjimą tada kelia, nes jau vis tiek žmonės, man atrodo, yra gal šiek tiek persisutinę to viso grožio, tokio dirbtinumo ir kai pamatai, kad nu kažkur, nu va ir pasėtė, nors atvarkos maniakė, bet ten nežinau, kokios nors dulkės yra. Nu, bet žmogus atviras ir tą rodo. Ir labai dar norim to iščiusti, to ir patys tokie būti ir ieškom to įkvėpimo, kur jau viskas yra sutvarkyta, kur yra prabanga, kur blizga. Nes aš jų pat irgi mėgstu labai pasiekti tokį įkvėpimą ir tokį Instagramą, žinai, kur ten atsikelia moteris, jinai jau yra graži. Jinai eina daryti kaukes, jinai yra nuostabios figūros, jinai dedasi pačius prabangiausius rūbus iš savo nuostabios spintos, kur viskas spalviškai labai gražiai sudėliota. Ir tada jinai eina į virtuvę, kur yra marmuro paviršiai ir tiesiog toje virtuvėje nieko nėra, viskas tuščia ir jinai siema tą puodelį, kuris irgi yra nuostabus ir kažkur, nu žodžiu, tai va šitas visas, laukas ir šitas pasaulis tavo gyvenimo ir tada ir kaip yra įdomu, kad mūsų telefone yra viskas. Tu vieną pasižiūri video to iščiustyto, gražaus, nupoliruoto pasaulio ir sekančiam video tau meta kokį nors chaosą. Tikrai meta chaosą arba visiškai žmogų kokį nors susišiaušusi ir neaišku, iš kur išlindusi kažin ką ir žiūrėk, ir tu jo klausai ir tau gera. Jis įdalinosi kažkokius tokius, paliečia kitą kažkokią manęs kertelį. Tai aš manau, kad mes dabar balansuojam ir mums yra gan sudėtinga, mes esame truputį pasimetę ir mes nežinom, tai kur čia mus traukia labiau, tai kas vis dėlto man yra vertinga, nes ir šitas patinka ir tas visiškai kardinalus priešingas, žinai, irgi mane traukia. Jo, tai šitoj vietoj gal, žinai, tada labai svarbu, kad jie visi gražus, bet ką tu paminėta moteris, kuri tai atsikelia, kad aš šitą turinį pasiėmiau kaip įkvėpimą, kad, blemba, šiandien pas mane taip nėra, bet ką aš galiu padaryti, žinai, kad susikurti savo tokią būseną. O tas žmogus, kur ten visiškai susišiaušęs, aš žiūriu šitą turinį, nes mane įkvėpė jo žinutę, o ne aš ten analizuoju, Dievę, kaip iš čia dabar drįso tokį, žinai, toks pasirodyti išvystieti. Toliau dar ką norėčiau panalizuoti, čia gal trumpai, bet man labai dabar, žinai, įdomu, čia ir žiūrovam turbūt irgi įdomu, yra santykių tema. Ir šiaip labai įdomų dalyką paminėjai, ne, kad jūsų vyrų visiškai priešingi, ne, kaip iš dviejų skirtingų pasaulių. Astrologijai šiaip labai įdomu, vat pirmas būstas esu aš, ne, vat tas mergelė tavo, ne, tai yra tavo asmenybės tipas. O 7 būstas, nu, vat kaip šitas ratelis toksai, čia vat aš, o čia 7 būstas mano partneris. Jis yra visiškai priešingoj pusiai, opoziciniam ženkle. Tai čia kokia logika astrologijos yra, kad aš ir partneris mes ir turim būti priešingi, bet mes balansą atsukuriam. Na, šiaip gamtoj visur yra balansas. Ir jeigu analizuotumėm šiaip poras, ne, bet mes su vyru mėgstam kartais tam analizuoti draugus ir panašiai. Ir sakom, nu kokie jie skirtingi, bet tas vat, visiškai ten, nežinau, labai ten struktūruotas, labai griežtas, nemotinos, o moteris ten visiškai tokia, žinai, menininkė. Ir galvom, nu kaip jie kartu gali būti, bet nu, jie vienas kitą atsveria. Tai va čia pas tave įdomu yra tai, kad jo, pas tave tokia mergeliška prigimtis, o vyras 7 būstas žuvis. Nu, tai visiškai priešingai, ne, va jeigu pas tave daugiau tos struktūros, poreikis tvarkos, ne, to chaoso sutvarkymo, tai žuvis jos visiškai tam chaose jaučias kaip žuvis vandenį, taip pasakykime. Gali nepastebėti kažko, ne, ten, nu, vienu žodžiu, jos tokios plaukiančios ir jos, nu, bet kaip teka, taip teka joms. Ir dėl to ta astrologijų logika yra tokia, kad susitinka dvi priešingybės ir jos viena per kitą auga. Ne, aš vadinasi savo vyru, nu, šiaip turėtų tai būti, ne, kad aš savo vyrą mokau tos struktūros, ne, kad, nu, negali būti visiškai ten išskridęs. Kaip aš sakau savo vyrui, tu būtum bomžas. Jo, nu, kad tu nebūtum bomžas, nu, tai va, aš atėjau į tavo gyvenimą, kad biški tave taip į doros kelią atvesti. O jo žuviška prigimtis moko tave atsipalaiduoti, ne, nu, vat kartais nesureikšminti, ne, ten tų tokių, nežinau, ten dėmių ant stalo. 20 metų mane moko atsipalaiduoti ir vis dar mane mokina atsipalaiduoti. Ir būna sako, man atsipalaiduok.
Ir aš girdžiu tik tai čia, kad man sako, atsipalaiduok, bet mano mergeliška visa sistema sako, gerai, aš atsipalaiduosiu, kai aš susitvarkysiu pagal save. Tai čia gal, žinai, mūsų nuostabumas, vis tiek poroje mes esam ir gyvenam kartu, tai kad mes žinom vienas kito šitos niuansus, trūkumus ir panašiai, ir sutinkam, kad jie yra ir jau matyt bus. Man apskritai jau po 20 metų kartu gyvenimo aš suprantu, kad aš esu kokia esu ir mano pamatiniai dalykai, arba va tai, kad tu vardini tuos duotybės, visos, jos buvo ir jos bus man visą laiką. Lygiai taip pat pas mano vyrą. Jisai jau toks yra ir jis toksai bus. Visada yra klausimas, ar aš rytą prabudus ir aš galiu pasirinkti vėl būti su šituo žmogumi. Vat su tokiu, koks jis yra. Ir jis nepasikeis. Giedrė, ar tu galėsi būti su juo, žinodama, kad jis nebepasikeis? Niekada jis daugiau nebus tvarkingesnis, jis nebus tylesnis, jis nebus ramesnis, jis nebus kažkoks, kad tu tenai dar bandai kažką daryti. Ar tu gali sutikti su tuo būti ir šiandien? Labai tokį gražų momentą tau užkabinai, nes pas tave dvi planetos, kurios atsakingos už santykius, tai yra vyriška ir moteriška planeta, Venera ir Marsas. Jos susijungusios pas tave ir žuvų ženkle. O žuvis, jos, bet Venera žuvise, kaip jinai kuria santykius, kaip jinai yra toj santykių temai, jinai priima. Kažkur mergelė jo nori vis tiek, kad būtų ten ta tvarka, bet tas pamatinis, ta meilė. Tai yra tam tikrą prasme netgi žuvis yra pasiaukojančios, jos gali aukotis santykį, ir suprantu, kad, kažkur netgi save gali šiek tiek skriausti Venera žuvise, bet jinai dažniausiai tiki tą dvasinę meilę, kad, ne veltui šitas žmogus yra mano gyvenime, ir visą laiką žuvis, Venera žuvise, jinai kažkur tikisi, kad gal. Gyvenimo galo, turbūt. Ir moteris su Venera žuvise iš tikrųjų gali būti labai ilgai santykiuose, kur kažkas jai netinka, bet jinai, arba pateisint bando, kad, jis yra toks, tai ir ką, ir tegu. Arba vis kažkur, bando šiek tiek idealizuoti ir, gal kažkas. Aš šitoje vietoje, ką tu sakai, tai matau, kad man labiausiai padeda vis dėlto savęs pažinimas ir sąmoningumas. Kiekvieną kartą arba po praktikų tam tikrų, ypatingai pasąmoningo kvėpavimo, man santykių tema visą laiką šiek tiek prasidirba, palengvėja, kažkas prašviesėja. Ir aš sakyčiau, kad jeigu kitos irgi klauso ir atpažįsta, kad yra tas noras, kad kitas būtų kitoks, kad o kaip įmanoma iš vis pasiduoti ir nesitikėti, kad jis pasikeis, arba gal tikrai reikia išeiti iš santykių, nes jis nebepasikeis. Tai aš sakyčiau, šituo atveju vienintelį aš matau receptą ir būdą, kad visko nesugriauti, bet turėti tuo pačiu ir pilnatvę, ir pasitenkinimą maksimaliai santykyje, tai yra sąmoningumo didinimas, sąmoningumo praktikos, nes jos, pavyzdžiui, man padeda matyti šiek tiek kiaurai per savo vyrą, aš taip žiūriu į jį, bet aš matau daugiau negu jo savybės, daugiau negu jo asmenybę. Ir tas gebėjimas, arba tas jau po truputį man vis labiau pasiseka tą padaryti ir dažniau tie momentai, tai ir yra apie gebėjimą priimti, apie meilę, apie tai, kad aš duodu tam erdvės, nes tas už asmenybės esantis aspektas žmoguje, jisai yra šviesa, meilė, gėris, tai yra tobula. Tai tiesiog yra tobula. Ir jeigu mes pamatome tą už žmogaus esantį aspektą šviesos ir to, kas jis iš tikrųjų yra savo esmėje, tai tie jo trūkumai, kurie yra čia, o tas aspektas yra plotis, dydis, aukštis, gylis ir čia, ir tai yra svarbiau, negu čia, tai tada pradeda jie taip po truputį birėti, kaip trupinukai, tiesiog byra ir jis pradeda sklaidyti. Kartais, kai aš būnu pasakoju, draugiam, apie tai, kokie mes skirtingi esame, santykiai, arba su kokiais iššūkiais aš būna susiduriu santykyje. Tai aš turiu ne vieną draugę, kuri yra pasakiusi, aš jau seniai būčiau tau dėl to išsiskyrusi, aš tai šito pakęsti negalėčiau, aš tai dėl to ir palikau savo vyrą ir panašiai. Ir tikrai daug kas būna stebisi, moteris dabar, nes moteris vėlgi dabar stiprios, turi savo aukštus labai standartus.
Bet aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad žinai, aš nemetu. Ir ne todėl, kad mano ten vyras kažkoks būtų ar kažkaip blogai su mane, jis yra nuostabus, jis yra tiesiog nuostabus ir žmogus, ir vyras, ir visaip kaip. Bet dabar žiūriu, žmonės būna tiesiog atmeta, žinai, to nuostabus ten. Žinau, siela yra ten gera, čia nesvarbu, man svarbu dabar, ne buitis, pinigai, emocinis ryšys, ten mano jausmų priėmimas, ten galėjimas būti savimi ir panašiai, žinai. Ir jeigu šito nėra, tai aš tada irgi, žinai, jau viskas, atsisveikiname, mes, mums nieko nesigavo, žinai. Tai, bet galbūt man pavyksta dėl to, kaip tu sakai, dėl tos Veneros žuvise. Jo, nes jinai taip, ką prieš tai paminėjau, ne? Bet dar labai įdomu, kad, kaip nesakiau, susijungusi su tuo Marsu, o Marsas tavo horoskope jisai valdo 9 būstą. 9 būstas jisai atsakingas yra už mūsų pasaulėžiūrą, už mūsų augimą, plėtrą, galimybės, tai ir mokytojų toksai būstas. Ir kada Venera susijungusi su tuo Marsu, kas laiko, net ten, kai kažkokie chaosai vyksta, ten nesutarimai, konfliktai, vis tiek greičiausiai kažkur viduje pas tavai yra jausmas, kad tai yra tas vyras, tai yra tie santykiai, per kuriuos aš pirmiausia augu. Ne tai, kad ten kažkoks super sielų ten ryšys, ar ten vaikai mus laiko, bet čia kažkur viduj suvokimas, kad jeigu aš, tarkim, spjaunu, įsiskiriu, taip, galbūt atsiras kažkas kito, bet vis tiek tam bus, ne, tam tos pačios problemos, tada kažkas, o čia jau aš turiu vyrą, jau aš jį pažįstu, man jau nebereikia kažkaip tenais nuspėti, kaip jis čia ką darys. Jo, bet čia vis tiek jis tau kaip įkvėpimas tam tikrą prasme ir, vieta, ne, erdvė, kur pati gali augti. Aš sakyčiau, dar, žinai, man santykiai irgi tai, žinai, tu mane irgi viena iš temų, kur mano viena labiausiai man artimų ir man labai svarbi ir aš turiu tą tokį nesveiką galbūt norą ir viziją ir įsivaizdavimą, kad vienas žmogus turėtų turėti laimingus, harmoningus santykius arba būti ilgalaikiuose santykiuose ir tuose ilgalaikiuose santykiuose augti, keistis ir va tai, ką tu sakai. Tai man atrodo, kad ilgalaikių santykių man, pavyzdžiui, didžiausias pliusas ir didžiausias privalumas ir yra, kad tame kelyje aš galiu pati pagaliau keistis, būti, laisvėti, matuoti save, tyrinėti visaip kaip, dėka to, kad mes jau esame ilgalaikiuose santykiuose. Žinai, nes aš nelabai, kadangi man yra svarbu vis tiek savęs pažinimas, savęs tyrinėjimas, tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip tą galima padaryti trumpalaikiuose santykiuose ir kai tai keičiasi visi, žinai, ir vis kitas, aišku, ten irgi vyksta pamokos, bet jeigu mes vis dėlto paimtumėm, kad ilgalaikių santykių didžiausias pliusas ir privalumas yra po truputį vis labiau atsipalaiduoti ir leistis į save sukti dėmesį santykyje, truputėlį tą žmogų palikti ramybę, nes žinant, kad jis jau yra tavo gyvenime, kad jūs jungia bendra buitis, vaikai ir panašiai, bet tuo pačiu leisti atsisukti į save, va tam visam patyrime santykių, ką man tai sukelia, ką man jie pažadina ir tada truputėlį su savim ir prabūti, pasitvarkyti, žinai. Tai aš tikrai sutinku, man kažkaip atėjo šitas iš to, ką tu pasakei, toks irgi pamatymas, kad aš dėl to ir būnu su šito vyru ir su šito žmogumi ir aš noriu toliau būti, nes jis man duoda erdvę ir galimybę susitikti su savimi vis labiau ir labiau ir atsigręžti į save. Per tai, ką mes kartu kūrėm, išgyvenam per mūsų iššūkius, aš galiu iš tikrųjų vis labiau prie savęs priartėti. Bet Sauliau, tai nereiškia, kad nereikia stengtis. Jo, ir atsipalaiduoti. Dar viena tema, kuri man irgi yra labai įdomi, tai yra sielos misija. Čia vienas iš mylimiausių mano aspektų, ką aš mėgstu astrologiją analizuoti. Astrologija yra karminiai mazgai, tokie vadinami ketų irachų. Ketų pietinis mazgas, jisai parodo jau, ką siela turi uždirbusi iš praeitų gyvenimų, kokią patirtį sukaupusi, kame jinai daug jau gyvenimų kažką mokėsi, patyrė, kaupė. Ne? Tai pas tave tavo pietinis mazgas yra Skorpione, susijungia su Saturnu 3 būste. Kada būna tokia padėtis, rodo, kad siela turėjo labai daug tokių įsikūnimų, kur tikrai mokėsi labai gilių žinių. Dėl to, kad Skorpionas, jisai
už mistiką, magiją, psichologiją, visokius gylius, ezoteriką, darbą su energijom, vienu žodžiu, jis toksai gan rimtas ženklas. O trečias būstas reprezentuoja tai, kad tai yra mokinystės būstas. Vadinasi, buvo labai daug mokomuose, ne? Tai vadinasi, siekiama žinių. Dėl to šitam gyvenime tokie žmonės, pas ką yra tokia padėtis, pietinis mazgas trečiam būste, jiems žini studentai. Jie mokosi ir mokosi. Jau atrodo, prieš tai turėjau prisimokinti, ne? Bet vis tiek dar nešuosi šitą norą mokinti. Taip, dėl to, kad taip gaunasi, kad sielai šitam gyvenime šiek tiek yra patogiau eiti pagal praeitą programą, nes mačiau pažįstamą teritoriją. Jis jau buvo mokinys mokinio roliai, o šiaurinis karminis mazgas, kuris rodo, tai kur dabar reikia nukreipti save, yra visą laiką yra opozicijoje priešingam būste, o tai yra mokytojas. Ir dėl to tokie žmonės kaip tu jaučia dažnai tokį vidinį kaip ir konfliktą, nes aš nepakankamai dar žinau, aš nepakankamai dar turiu patirties, aš nepakankamai dar esu kvalifikuota, kompetitinga, kad galėčiau čia kažkuo dalintis, kažką vesti. Būna toksai, kai reikia, sunku biški perlipti tą tokį, kad... mokinio poziciją ir pereiti į kitą poziciją. Į vedlio poziciją. Nes atrodo, tarsi tai nereiškia, kad žmonės netampa vedliais, čia akivaizdu, kad tu gyvedi viską, ne? Bet kažkur viduje tas toksai, gal čia dar ne iki galo aš... Einu dar mokintis, einu dabar į naujus dar vieni kursai, dar koks nors seminaras, dar kažką pabaigsiu, kad jau tikrai jaučiaus, kad tikrai aš jau turiu tų žinių. Jo, visiškai taip, žinok, visiškai sutinku, visą gyvenimą tai buvo. Ir visą laiką tai, ir vieną akimirką aš tikrai esu mokinio pozicijoje ir man labai gerai, aš labai gerai jaučiuosi mokinio pozicijoje. Tikrai, studijuodama, mokindamas, eidama klausyti kitų, mano lūpas užsičiapia, aš neturiu jokio žinojimo, nieko, aš tiesiog esu grinai plikas mokinys. Ir ten jaučiuosi labai, ir konspektuoju, visą laiką rašau, žodžiu, tai visą laiką buvau tokia 12 metų mokykloje, puikiai mokinė ir paskui iki pat dabar. Žodžiu, tik nuvesk mane į seminarą, aš tikrai pas mane nieko mokytojo nėra ten tuo metu. Aš visiškai mokinys esu. Ir tada ta kita akimirka, kur aš vis dar įsipatoginu, vis stengiuosi įsipatoginti kaip ir mokytojo, ne, ir vedlės rolę. Kiekvieną kartą, su kiekvienu seminaru, su kiekviena sesija, aš vis dar mokinuosi įsipatoginti tame. Ir man tam reikia laiko ir tam reikia man, nežinau, turbūt gal dar vis žinių, ieškau. Ir jo, čia yra tas mano iššūkis, kur kitiems jau gal ir atrodo, kad man tai lengvai sekasi daryti, kažkokias žinias perteikti ir panašiai. Bet mano viduje visada yra tas toksai, kad aš vis dar ieškau savo vietos ir labai save stebiu iš šono, kad dar aš tinkamai tame būnu, žinai, ir savo, ir su tokiu kritiku, o kaip galėčiau augti, geriau, tobuliau padaryti kitą kartą. Šiaurinis karminis mazgas, kuris rodo tą misiją, 9 būste tai rodo, kad siela atėjo jau šitam gyvenime būti pavyzdžiu kitiem, ne, dalintis jau savo žiniomis, savo patirtimis, savo išmintimis su kitais. Ir šita pozicija pas tave turėjo, taip stipriai jaustis, kad jau laikas dalintis. Nuo kažkur 37-38 metų, kai buvo karminių mazgų sugrįžimas, jau šiaip visiems žmonėms, kai būna ta riba 37-38, jau žmogus turi pereiti savo karminę užduotį. Jau ko atėjau mokytis, jau iš ten turi būti. Dažnai, kai žmonės priešinasi, dar nori gyventi pagal seną programą, tai nuo 37 iki 42 metų čia būna ta vidinė, vadinama vidurio amžiaus krizė. Ir jinai dažniausiai vyksta, nes kai mes einam ne pagal savo tą programą, tai pavadinkim, nevykdom savo užduočių, gyvenimas tiesiog pradeda purtyti, žmogų žadinti. Kaip svarbu yra tą sužinoti, o tai, kad tu sakai tą šiaurinį ir pietinį mazgus ir jų padėtis ir jų žinutes, arba tai, į ką veda, tai sužinoti, kiek įmanoma anksčiau, bet tų krizių, nes iš tikrųjų žmonės dažnai atsiduria tam kriziniam momente ir tada pradeda ieškoti praktikų, seminarų, visą išleidžia tūkstančius pinigų tam, kad bandytų jau tą chaosą arba tos iššūkius, kuriuose baisiuose atsidūrė, kad bandytų tai spręsti, kai iš tikrųjų tiesiog reikia susipažinti su savimi ir suprasti, dėl ko tu čia atėjai ir ar jau eini į tai, dėl ko atėjai. Tai šitas dalykas yra labai svarbus. Aš irgi galvoju, kad jeigu aš nebūčiau pasirinkus, nepaisant visų iššūkių, nepaisant to, kad man labai gerai būti mokinio pozicijoje, arba kad aš galėčiau tiesiog kažkaip kitaip, mano gyvenimas tikrai
galėjo suktis ir į karjerą, ir į kitas, žinai, temas, bet aš jau dabartinėje šitoje pozicijoje suprantu, kad mes privalome eiti ten ir mūsų siela privalo eiti ten, dėl ko jinai atėjo. Jeigu mes tenai neiname, va tuo metu galbūt, ne 307, 308, o gal pas kažką ten, nežinau, dar kažkaip kitaip būna ir anksčiau jie turi tame visame atsidurti, tai dažniausiai tai yra griūtis didelė mūsų gyvenime, dažniausiai atsiranda baisios ligos pas žmonės, griūna santykiai ir tiesiog pabyra visas gyvenimas vien dėl to, mes nepasirenkam savo kelio, kurį mes užmiršome čia atėję, bet kurį mes galime prisiminti, žinai, ir aš galvoju, va tai, ką tu darai, tai va ir va šitie man aspektai pati, man, pavyzdžiui, kur aš ilgą laiką ieškojau, kuo aš noriu būti, žinai, tai, nu, čia yra tiesiog gyvybiškai svarbi informacija. Tai labai tau ačiū, kad tu sakai ir kad tu dar man patvirtini, kad vis dėlto aš einu teisingų kelių, žinai, nes aš irgi jaučiu, kad, dar žinot, kaip būna, kad iš tikrųjų, kai jau pradedam eiti tuo savo keliu, vis labiau atsiranda mums pagalbos, vis labiau ateina žmonių, galimybių, palaiminimų tokių, kur atrodo pradžioje, tai ką čia man dabar mokinti reikės, tai, kitus vesti, prie kitų liestis gyvenimų, prie kitų žaizdų ir skausmų, ką aš iš esmės ir darau, bet aš suprantu, kad jeigu aš to nedaryčiau, tai aš tokia būčiau nelaiminga, mano gyvenimas būtų visiškai sušiktas šitas, būtų, nežinau, aš nežinau, kaip aš kažkai gaučiau turbūt barti ir nežinau kaip ką, žinai, arba kai sako, ar egzistuoja pragaras, aš manau, kad jis ir egzistuoja tada, kada mes neiname savo keliu, savo sielos keliu, kurį yra ne taip jau paprasta atrasti, yra labai sunku atrasti ir suprasti. Save reikia ypatingai gerai pažinoti ir reikia save nuolatos pasirinkti, kiekvieną dieną save reikia rinktis, kad mes galėtumėm išsigryninti, tai kur man eiti, kas aš tai, kodėl aš nusileidau į šitą žemę planetą, kodėl, nes nėra, žinai, kad šiaip savo mes atsidūrėm šitoje žemėje. Tai aš visiškai pritariu, taip, nes iš tikrųjų, kai mes arba bandom dar gyventi praeitų gyvenimo patirtim, nes ten man yra komfortiška, pažįstama, vis tiek, vat, kaip sakau, ateina tam tikri ciklai, tam tikri periodai mūsų gyvenime, kur jau taip skambutis iš viršaus ir sako, kažką ne taip darai. Ir jeigu nesupranti iš paprastų kažkokių dalykų, tai atsiūsim tau ligą, atsiūsim tau skyrybas, atsiūsim tau bankrotą. Eikit pas kosmonautą, prašau, tikrai nelaukit, kol bus sunku. Tai taip neapsimoka tuos savo gražiausius gyvenimo metus praleisti, žinai, kančioje arba ten depresijose ir žinai, vis tiek mes, kai dirbam su žmonėmis, mes matom tos pavyzdžius, kad tai yra tikrai realu, kad žmonės taip stipriai kankinasi dabar ir daugybė žmonių, masiškai žmonių daug kankinasi ir patiria tokius gyvenime dalykus, kurių manau, kad galėtų nepatirti, jeigu neatsirastų, bet tas toks, kad aš išgirdau, tikrai, žinai, pasigilinsiu ten, kur dar niekada nežiūrėjau, niekada negalvojau, kad astrologija gali man padėti, bet nueisiu, žinai, tiesiog su savo žemėlapiu ir man dar, žinai, iš viso astrologija ir ta galimybė, kad tu, pavyzdžiui, pasižiūri į mano gimimo datą, į mano laiką, į mano asmeninį kelią, žinai, ne tik, kad aš esu vandenis, ne pagal vakarų astrologiją, bet į tai, kur tie tokie aspektai, žinai, ir kai mes jau einam tam tikrą gyvenimo kelią, mes tikrai galim pasižiūrėti, ar tai, ką tu sakai, tikrai atsispindi. Na, ir dabar buvo vienas iš klausimų, aš storiuose klausiau, gal kas nors nori užduoti Giedrei klausimų, kuriuos mes užduosim laidos metu. Jo, tai buvo vienas, kiek tos mergelės Giedrei yra, tai jau kažkas jau nujautė, kad pas tave ten ta mergelė gyvena. Jo, tai mes šitą aptariam, bet dar vienas buvo klausimas, ar dar bus viena knyga? Vajei, koks jautrus klausimas man pačiai. Ir aš kaip tik dabar turiu parodysiu, mes apie knygas dabar galim pakalbėti, ir šita knyga, kuri dabar antras jos leidimas, Rakos maniakės paslaptis, ir kur atrodo, būna sako, tikslas yra parašyti vieną knygą maždaug gyvenime, ir jeigu jau vieną parašysi, čia jau išsipildymas visiškas ir užtenka, čia jau pliusą užsidėjai didelį. Ir manyje aš jaučiu, kad
tie knygos puslapiai nuolatos rašosi. Jie rašosi ir visai kitomis temomis negu čia šita knyga yra. Nors čia tikrai nėra knyga tik apie tai, kaip susitvarkyti ir suorganizuoti savo namus. Čia tikrai yra apie daug, apie moters būseną, apie jos prioritetus, apie pasirūpinimą savimi, apie išgirdimą savęs tuose namuose ar tame hause. Tai apie tai yra šita knyga. Aš taip galvoju, kad knyga tikrai bus kažkokiu formatu, kita knyga mano. Kada jinai ir kaip jinai nusileis man, ir mano vyras dažnai man sako, taigi tu gali parašyti labai greit knygą, su ChatGPT maždaug užduodi temą. Skiriu pavadinimu, žinai, galėčiau ar kažką. Tai, bet šitas variantas, kadangi nėra man, žinai, priimtinas, tai gali būti, kad užtruks biškutį šitas knygos parašymas, bet aš tikiu, kad jinai bus ir labai noriu tikėtis, kad mes dar gyvensime tais laikais, kur popierinis variantas, žinai, nes aš kažkaip ją įsivaizduoju labiau truputį tai primityviai, kad jis vis dar bus reikalingas ir skaitomas. Ir va šiandien aš irgi atsinešiau šitą knygą tam, kad ją vėl priminti apie ją, kad jinai surastų tuos namus ir tą moterį, kuri galbūt šiuo metu kažkom yra panašiai mane, arba jos gyvenime, aš buvau panašiai į tave, kur galbūt turi mažų vaikų, arba jauti, kad visiškai to savo aplinkoje, savo namuose nerandi savo vietos ir nėra taip, kaip tu norėtum, kad būtų, ir tiesiog rankos nusvyra ir elementarioji buity nepavyksta padaryti sprendimų, nepavyksta išnešti elementariai daiktų, kurie yra nebereikalingi. Tai labai norime su Raimonda kartu padovanoti šitą knygą. Tai moteriai, kuri komentaruose parašytų, kad taip, man reikia šitos knygos, nes rašykite komentaruose, kodėl šitą knygą jums galėtų praversti ir būtent šito laikotarpiu ir būtent jūsų situacijoje, ir labai džiaugsiuosi ją galėdama perleisti jums. Ja, tai Giedrė išrinks labiausiai sujautrinusi komentarą ir kažkas gau dovanų. Tai aš nespėjau, čia aš pirmą turėjau tau dovaną įteikti, bet prašau, matai, aš įsijaučiu tavo, gerai jaučiuosi, matai, tokia laisvėje bendravime, kur atrodo, žinai, tiesiog galim būti, atrodo, čia net nėra tų kamerų, mes tiesiog bendraujam su tavim, žinai, ir kalbam. Tai mano laidos svečiai visą laiką gauna dovanų kristalo apyrankę, matau, kad nešioja kristalus, nes aš visą laiką pasižiūriu žmogaus horoskopą ir maždaug pagal tai, kokios yra energijos, bandau parinkti kristalą. Tai tau aš parinkau akvamariną. Akvamarinas, šiaip man jis labai patinka, šiaip čia yra vandens stichijos akmuo, jisai yra susijęs su protoiškumu, nors atrodo vanduo apie emocijas, bet jisai apie protoiškumą ir apie intuiciją. Nors aš tikrai tikiu, kad tau netrūksta nei protoiškumo. Trūksta, noriu, ypatingai intuicija, žinai. Super vadinasi, pataikiau. Tai protoiškumas, intuicija, komunikacija, nežinau, gal kils įkvėpimas naujai knygai, ne, kaip čia parašyti, kokią temą parinkti. Tai labai tikiuosi, kad globos ir saugos ir tau šitas kristalas pasitarnaus tau reikalingiausių būdų. Ačiū tau. Aš noriu, kad tu uždėtum man. Uždėk ant rankos, ką? Va, čia nežinau. Nu, tobulai, ne? Bet kokia graži spalva ir atspalviai. Ir aš žinau, kad tu veri, ne? Ir veri ir iš įvairių kristalų. Ir galima pas tave tiesiog, ne? Užsisakyti. Ar tu veri labiau pagal horoskopą, ar tiesiog sako, aš noriu akvamarino ir va, tu man kažką. Jeigu žmogus sako, jau konkrečiai žino, kokio akmens nori, nes dažniausiai vis tiek mes, kas tikrai stiprus intuitai, jaučiam, kad man reikia šito akmens, reikia, tai reikia. Tada tikrai pasižiūriu astrologinį žemėlapį ir būna žmogaus paprašau, kad pasakytų dar poreikį, ko labiau dabar norisi, ne? Ar ramybės, ar harmonijos, ar meilės, ar drąsos, kaip tai pasitikėjimo, gal pinigų kažkam reikia. Tai pagal koks poreikis, pagal astrologinį žemėlapį, tada galima parinkti konkrečiai tam žmogui. Aš žinai, dėl ko galbūt klausiu tavęs, žinai, nes iš tikrųjų šitą akmenį, aš dabar neatsimenu jo pavadinimo, man irgi padovanojo viena bičiulė, kuri pati veria, ir mes su ja įsikalbėjom apie tai, kad šitas akmuo yra skirtas irgi saulės gal akmuo, ar kaip šis vadinasi, skirtas, žodžiu, tėčio temai ir santykiui su tėčiu, žinai. Ir aš, pavyzdžiui, jį užsidėsiu, kai žinau, apie ką jis arba esu suteikusi jam prasme, aš jaučiu, kad kiekvieną kartą aš jį matydama arba jausdama, aš esu šitoje temoje ir kad aš įsileidžiu šitą temą. Dėl to aš labai tikiu, žinai,
kai mes pasirenkame ne tik pagal tai, kas mums gražu, nors tai irgi dažnai būna kalba mūsų intuicija, kad mums reikia dabar šito akmens, bet kaip, pavyzdžiui, mes žinom ir aš kai dabar žinosiu, kad tai yra apie intuiciją, apie tą proto aiškumą ir galbūt tą subalansavimą, žinai, įkvėpimą kūrybai, tai tada šitas akmuo iš tikrųjų kalba veikia ir tikiu, kad, žinai, su manim ten, su mano vandenimis, žinai, kažkas va tokio vyksta, tai man yra labai gražu, kad tu atsiklausi, arba žinau, kad tu neišvengiamai dažniausiai visus klientus, kurie pas tave ateina vienokiu ar kitokiu klausimu, tu vis tiek pasižiūri jų astrologinį žemėlapį ir tu gali parinkti ir tą tokią žinutę paskleisti ir kažkaip norisi, žinai, pasakyti, kad mums, nu, vat, reikia to įprasminimo per išorinius dalykus, žinai, ir kad tie išoriniai dalykai, netgi va tokie kaip kristalai čia, kur žmonės man galvoja, čia, žinai, kristalai, ne burtai, žodžiu, neveikia. Bet tai kokią mes prasmę tam suteikiam? Jeigu aš žinau, apie ką yra šis kristalas, jis galėtų būti net netikras kristalas, ne? Bet tiesiog ta apyrankė yra užkrauta, yra apie tai, tai tada ir veikia, viskas veikia. Super, tai vardai taip, kaip aš pati galvoju, nes taip, kiekvienas akmuo turi savo vibracijas ir taip toliau, savo energiją, bet jeigu mes dar suteikiam prasmę tam, nu, čia gaunasi kombo. Tada. Labai tau dėkoju šitą, labai graži, labai gerą jausti ant savo rankos ir man dar labai patinka, kad tu tokius didelius akmenis man parinkai. Džiaugiuosi. Šį kartą labai norisi ištraukti kortas. Yra žmonės, kurie naudoja taro kortas, tai aš turiu astrologinės kortas. Jos šiaip panašiai veikia kaip taro, nes čia yra astrologiniai simboliai, zodiako ženklai, būstai ir planetas. Tai jeigu tu turi kažkokį klausimą, į kurį norėtum užduoti kortoms, tai gali paklausti. Aš norėčiau paklausti, aš iš tikrųjų būriu naują moterų grupę mentorystėj ir pasirinkau komunikuoti labai trumpą laiką, turėdama dar tik 2 savaitės ir per 2 savaitės norėdama pakviesti tas moteris, tai galva klausimas, ką aš turėčiau žinoti apie galimybę vėl suburti tokią grupę moterų ir ar tai, tiesiog ką turėčiau žinoti apie galimybę vesti naują. O kada tu planuoji? Vasario 18 dieną. Vasario 18 dieną planuoju moterų mentorystę ir ką Giedrei reikėtų žinoti? Taip, apie galimybę vis dėlto suburti, o gal kažkur mane, žinai, apskritai apie tą palaikymą ir galimybę, ar tai yra realu, man išsikelta tokia vizija, žinai, per tokį Bet tu dar niekur nepaskelbėjai? Esu paskelbta. Jau yra paskelbta. Okay. Gerai, ką Giedrė turėtų žinoti apie būsimą moterų mentorystę, ne? Taip, nuo vasario mėnesio. Ir pasižiūrim, ką čia mums kortos parodys. Labai gražios kortos iškrito. Jo, iškrito pati pirma korta, tai yra Saulė. Čia yra apskritai bendra energetika tos mentorystės, ne tos visos grupės. Saulė visą laiką yra širdis. Ne, vadinasi, iš širdies. Taip, aš labai iš širdies. Ir tada būna, žinai, atrodo, taip iš širdies tas, ir kaip jį įmaterinti ir iškomunikuoti, žinai, per tuos šaltus tokius tinklus arba per tą žodį tokį, žinai, kur tik gali perskaityti, iškomunikuoti jo. O yra kažkokia tema šitos mentorystės? Yra iš esmės apie asmeninius pokyčius, apie tai, kur dabar norisi pokyčio, toje temoje. Ką reikėtų žinoti, ne? Ok, bendra energetika, Saulė iš širdies kyla, ne, aš noriu dalintis, aš noriu suteikti motyvacijos, įkvėpti tas moteris, atrodytų natūralu, ne? Kita korta yra liūtas iškritęs. Liūtas, ką reikėtų žinoti, liūtas visą laiką yra apie pasitikėjimą. Tai viena iš tų temų pokyčio moterų, ne, greičiausiai ir bus yra ten parašyta irgi pasitikėjimo savimi ir savivertės veiklos. Taip, nes liūtas tai yra karalius, ne, aš žinau, ko aš noriu, aš žinau, ko aš esu verta ir aš žinau, kad čia net šitą kortą yra apie mane, kad aš pat irgi turėčiau turėti tą stiprinti pasitikėjimą savimi, suburti tą tokią grupę, pakviesti arba komunikuoti dabar. Aha, jeigu yra kažkur baimės, kad gal čia nepasirūpinti, bet, nu, man atrodo, gal nesuspėsiu. Jo, tai liūtas sakytų, viskas, žinai, eik ir daryk ir būk tas liūtas ir,
kai aš žinau, kad jau vyks, čia yra faktas, man dabar tiesiog reikia jums pasakyti, kur ir kada. Taip. Ne, nu liūtas va taip, ne tai, kad čia susirinks, nesusirinks. Ne, liūtas yra apie pasitikėjimą savimi ir vadinasi, jeigu tai mane pačią įkvepia, jeigu aš pati jaučiu susižavėjimą, ne, aš žinau, kad aš perduosiu kažką naudingo, prasmingo toms moterims, nu, viskas eis kaip ir labai gerai. Kaip ten sako, eis kaip kortos. Taip, toliau kita korta yra dvynys. Dvynys, aišku, yra apie komunikaciją ir liūtas kartu su dvyniu, tai su dvynys, ne, ir liūtas yra apie ryškę komunikaciją. Dėl to dabar reikia labai apie tai drąsiai komunikuoti ir sakyti, nu, nebijoti pasigirti, nebijoti įvardinti, kad čia jau yra ten N kažkelinta mentorystė, kad jau ten tiek grupių buvo, kad buvo tokie rezultatai, kad aš ten tokius diplomus, sertifikatus, titulus turiu, apie tai reikia komunikuoti. Jo, to, ko aš nedarau. Jo, tai va čia, viena iš tų žinučių, ne, ką man reikia daryti. Nu, arba ką turiu čia žinoti. Ir vainikuojanti korta, tai yra jautis. Jautis yra finansai. Finansai. Bet tai, žinai, čia yra malonumas. Ne, kai man faina, vesti šitą grupę, man gera. Jautis yra moteriška energija. Nu, atrodo, tai viskas logiška, ne, atrodo, bet, nu, tiesiog ir kortos netokios krenta. Mažai laiko liko. Liūtas ir dvynys sako, taip, komunikuok ryškiai, bet čia ne, kad ten po 10 rilsų per dieną, pavyzdžiui, ne, ar ten, nes jautis jis taip užtikrintai. Varo jis kokį vieną, kaip pavarys. Nepersistengia, neperbraksta. Jo, nes jeigu labai taip ištaškyti tą energiją, nu tada irgi nelabai gerai. O jautis taip kantriai, nuosekliai, jisai dažniausiai turi planą kažkokį, turi savo strategiją ir daro tai per skanumą. Ne tai, kad aš bruku, žinai, o per tokį, kad, nu, žinau, ką aš jums duosiu ir čia bus tikrai vertinga, čia bus labai naudinga. O, kaip fainai, kažkaip iš karto, žinai, ramiau ir netgi jau atrado aiškumas, nu, vad, žinutėse, žinai, ką man daryti ir ką rašyti. Nu, va. Ir kaip komunikuoti, jo. Super. Labai fainai. Super. Šiaip labai gražios kortos, aš tikrai tikiu, kad susirinks tą moterų grupę ir patirs tikrai nuostabių pokyčių, kurios duos startą jų augimui. Liuks. Dėkui tau labai. Nu, kaip fanai, kad pabaigiam su kortom, tikrai. Taip gražiai tu jas išskleidai. Džiaugiuosi, kad buvo naudinga. Tai dabar jau mūsų pokalbis į pabaigą. Noriu padėkoti, kas žiūrėjote, labai raginu pakomentuoti, pasidalinti, kas norite Giedrės knygos, dovanų, tai tikrai nepagailėkit tų žodžių komentarams. Ir jeigu matot arba galvojat kažkokį žmogų pasiūlyti irgi kitą pašnekovą, kur galėtumėm irgi va taip analizuoti, mielai prašom irgi rašykit kosmosas ir taginkit tą žmogutį. Ačiū tau, Giedrė. Ačiū tau labai, Raimonda, kad pasikvietei, kad taip geras tavim būti, čia bendrauti, taip atvira, paprasta ir visada labai gera turėti tavo tokią, va, dar konsultaciją gavau. Nu, žodžiu, man iš vis tavo, žinai, visą laiką tas atgalinis ryšys, arba tai, kaip tu skaitai ženklus tos kosmoso kalbos ir kaip tu ją sugebi perteikti, tai yra labai vertinga, labai suprantama ir man kas svarbu, tokiai praktikai tai įgyvendinama, žinai. Aišku, žemiška ir įgyvendinama tai, kas yra visai nežemiška ir kas yra iš kosmoso srities. Tai, žodžiu, tam, kam reikia tos žemiškos arba tokio praktinio tikrai savęs tyrinėjimo, tai nu tai čia nuostabus, nuostabi galimybė pas save. Nu tikrai aš iš savo, žinai, asmeninės patirties tik tai galiu rekomenduoti. Tai tau labai ačiū už tai, ką tu darai, už tai, kad tu daliniesi. Va taip, tiesiog irgi, žinai, skleidži šitą informaciją ir per tokį formatą, žinai, kad išdrįstai. Ačiū tau. Ačiū tau labai.